Čia Energy Digest – tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 47-oji 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. ES palaimino dujų importo terminalo įsigijimą, patvirtintos aukciono elektrinėms statyti sąlygos ir pradėtos jūrinio vėjo parko inžinerinių sistemų planuotojo paieškos. Iš tokių vidutinių naujienų energetikos reguliuotojas nori elektros prekybos su Rusija taisyklės keisti iš principo, o Baltarusijai ir toliau nepersistengia su komunikacija. Be visų šių dalykų paaiškėjo kandidatas į energetikos ministrus, o Kauno atliekų deginimo jėgainė pradėjo komercinę veiklą. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Tikslas yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Europos komisijoje patvirtinta terminalo išpirkimo schema. Tai reiškia, kad garantija, kurią laivo įsigijimui skirtai paskolai suteikia valstybė, Briuselyje nebus laikoma neteisėta valstybės pagalba Klaipėdos naftai. Taip, šiai bendrovei sudarytos sąlygos įsigyti suskystintų gamtinių dujų importo terminalą po to, kai baigsis bendrovės sutartis su norvegų Höegh LNG dėl Independence nuomos. Pirkiniui iš Šiaurės investicijų banko bus skolinamasi iki 160 milijonų eurų. 2018-aisiais Seimas nusprendė, kad šalis turi užsitikrinti prieigą prie pasaulinės dujų rinkos ir po 24 metų. Jis įpareigojo Klaipėdos naftą įsigyti dujų importo terminalą. Bendrovė gali pasinaudoti galimybę išpirkti šiuo metu Klaipėdoje prišvartuotą Independence už likutinę vertę, bet to daryti neprivalo. Bendrovė turi rasti ekonomiškai naudingiausią sprendimą. Tai antra ir paskutinė su terminalo išpirkimu susijusi paskola, kurią garantavo valstybė. Tuo pačiu metu, kai buvo sprendžiama dėl terminalo įsigijimo, buvo priimtas sprendimas ir dėl kasmetinių terminalo išlaikymo kaštų mažinimo. Buvo nuspręsta refinansuoti Independence nuomos sutartį, išdalinant jos kainą pamečiui iki 2044. 2019 metų pabaigoje su Šiaurės investicijų banku buvo sudaryta 134 milijonų eurų paskolos sutartis. Energetikos reguliuotojas VERT užbaigė viešą konsultaciją dėl rugsėjį jai svarstyti pateiktos trišalės Baltijos šalių prekybos elektra su Rusija metodikos ir paskelbė savo ir rinkos dalyvių pastabas. Jos buvo perduotos perdavimo sistemos operatoriui Litgrid. Pastarasis turės pastebėjimus įvertinti ir pateikti reguliuotojui atnaujintą projektą. Reguliuotojas ragina metodiką keisti iš principo. Anot jo, techninė elektros jungčių galia paremtas skaičiavimas neatspindi nei pernykščių faktinių fizinių srautų iš Rusijos ir Baltarusijos, nei galimų fizinių ir komercinių srautų po Astravo veiklos pradžios. Vietoje to, siūloma galimos prekybos apimtis skaičiuoti pagal ankstesnės dienos fizinius elektros srautus per Latvijos ir Rusijos jungtį. Pastabų metodikai taip pat pateikė ST Energija, Ignitis grupė ir rusiškos elektros importo monopolininkė Interrao Lietuva. Be kitų dalykų, įmonė sutinka, kad dabartinė metodika yra netinkama. Tiesa, ST Energija nesiūlo keisti metodikos principo, o dabartinėje redakcijoje įrašytą koeficientą 0,62 mažinti. Ignitis grupė siūlo jį nustatyti ties 0,28. Interrao savo ruožtu tikina neketinantį importuoti baltarusiškos elektros energijos, tad rusiškos elektros importo siūlo neriboti. Paskelbti kandidatai į beveik visas pozicijas Ingridos Šimonytės vadovaujamoje vyriausybėje. Energetikos ministro pozicijai siūlomas buvęs ūkio ministras ir UAB Catus akcininkas Dainius Kreivys. Įmonė valdo statybų, mažmeninės bei didmeninės prekybos bendrovės. Antiastravinio sąjūdžio narys į pareigą siūlomas po agresyvios rinkiminės kampanijos, nukreiptos į dabar jau laikinąjį energetikos ministrą ir į kaimynus latvius. Pagrindiniais darbais ministerijoje jis įvardino Astravo atominės elektrinės blokadą, taip pat sinchronizaciją su kontinentinės Europos elektros sistema ir vietinės gamybos didinimą. Konkretesnių būsimosios politikos gairių kol kas nematyti. Kandidatas tiesa užsiminė, turintis informacijos, kad sinchronizacija jau vėluoja 1,5 metų. Detalių apie tai, kurie projektai turintys įtakos galutiniai visos sinchronizacijos datai vėluoja, jis nepateikė. Astravo atominėje elektrinėje buvo atnaujinti vadinamieji energetiniai bandymai. Jie buvo sustabdyti lapkričio 8 dieną sprogus kelims įtampos transformatoriams prie elektros generatorių.
Jėgainė prie tinklo vėl buvo prijungta juos pakeitus ir bandoma pasiekė anot Baltarusių 40% pajėgumo, o anot Litgrid 350 MW galią. Kaip įprasta, apie atnaujintus bandymus pranešė ne Baltarusijos institucijos. Pokyčius pastebėjo Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus Litgrid sistemos valdymo centras. Energetikos ministerija ieško, kas parengs planuojamo vėjo parko Baltijos jūroje inžinerinės infrastruktūros vystymo planą. Taip pat jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Numatoma, kad viešo konkurso būdu atliktas tiekėjas darbus atliks per 18 arba 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Lietuva planuoja Baltijos jūroje apie 30 km nuo kranto ties Palanga statyti 700 MW galios jūrinio vėjo jėgainių parką. Jis pagamintų iki ketvirčio Lietuvai reikalingos elektros. Konkursas galėtų būti skelbiamas 2023 metais. Vyriausybė patvirtino aukcionų skirtų vietinės elektros gamybos skatinimui, vadinamojo galios pajėgumo mechanizmo, tvarkos aprašą. Jame numatoma, kad aukcionai elektrinių statybai remti bus technologiškai neutralūs ir tarptautiniai. Tai yra, juose galės dalyvauti ne tik energijos gamybos, bet ir jos kaupimo įrenginiai, taip pat paklausos telkėjai. Juose galės dalyvauti tiek esami, tiek ir iki 2025 metų įrengsiami agregatai. Konkuruoti galės ir kaimyninių ES šalių bendrovės. Aukcionai bus skelbiami gavus Europos komisijos pritarimą. Ir galiausiai, Ignitis grupės ir Fortum Heat Lietuva pastatyta Kauno atliekų deginimo jėgainė gavo reguliuotojo leidimą gaminti elektros energiją ir pradėjo komercinę veiklą. Bendra užbaigto projekto vertė siekia iki 160 milijonų eurų. Šioje jėgainėje tikimasi per metus sudeginti iki 200 tonų buitinių ir pramoninių atliekų bei nuotekų dumblo. Antroje įmonių grupės atliekų deginimo jėgainėje Vilniuje šiuo metu vyksta karštieji bandymai. Šios jėgainės biokuro dalies statyba yra sustojusi nuo spalio, apie restruktūrizaciją paskelbus rangovui, Lenkų bendrovei Rafako. Prieš pabaigą noriu pasitaisyti. 40% sostiniai reikalingos šilumos Vilniaus atliekų jėgainė pagamins iš atliekų ir biokuro, o ne tik iš atliekų, kaip sugebėjau pasakyti praėjusią savaitę. Atsiprašau. O šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas, taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.